garsinis signalas ir pasileidžia chebra važiuoti. Čia išvažiuoja mėgėjai ir vaikai, neklystu. Dabar mes laukiam signalo. Opa, signalas turi užsivedė kaip bitė. Pasileidžiam visą bandą priekyje. Bykovo komanda. Chebra gazuoja. Žodžiu, chebra dirba, ruošiasi, tai iš starto tikrai gerai išvažiuoja. Pamokina jis ten, kad reikia nebijoti alkūnės pastatyti viršų. Dar Stasika lenda pro kairę pusę pasiraitojęs, rankovės kaip šernas. Žodžiu, visi lekiam link pirmųjų smagiųjų kalnelių, galima taip įvardinti. Čia iškart matau, kokias klaidas darau, tai kad trūksta agresijos. Čia realiai galėjau drąsiai paspausti, bet vis kažkaip toks prisisaugo. Gal ir gerai, kad prisisaugai, bet finišą pasiekė. Čia pasukėlis, opa, pirma buzelė. Iš tikrųjų šiemet nelabai išsimelė, ir palyginus kaip daug pernai čia buvo žiauru. Dabar čia pravažiavo strigo, buvo liūdnų. Šiaip ne taip užpuoju tą kalną. Gazo. Bet, kaip sakoma, svarbu gerai praleisti laiką. Praktiškai pasiekėm savo linksmąją vietą. Štai rytis, mūsų pavyzdys, kad reikia važiuoti su motociklu. Vyrukas varo, treniruojasi, viskas gerai. Pasukėlė, gazo. Šiaip žiauriai slidi trasa buvo, bent jau man nežinau, arba aš ten nemoku to motociklo laikyti. Tik tai pabandai greičiau tą posūkį važiuoti ir slysta tik priekis, galas, gazų duoti, žodžiu, nežinau, man ten sukibimo trūko. Vėl buzėje, gaunam purvo, ir atvykstam smagiausią vietą, kur džiulis, kosminis kamštis. Šitą kamštį sunku apibūdinti, bet ten chebra krito, lipo, daužės, laužė motociklus. Žodžiu, čia daugam sumaišė kortas visas šitas bardakas, bet yra kaip yra. Čia jau antram rate atvažiavus, tai realiai kamščio nebėra. Visi išsivažinėjo, išsibarstė po trasą, tai galima buvo laisvai įveikti šitą įkalnę, kurie apžvalginiam rate daugam atrodė neįveikiami. Bet realiai truputį gaziuko ir užkuoji lengvai. Priekį, man rodos, pirmoji pozicija mūsų klasėje C1 važiuoja.
netrukus toj mane ir Ugnius paplenks, kuris užėmė 2 vietą EC1 klasėje. Su detekčiu. Opa, gaziuko, dar galvau bandysiu paspaust, bet žiūriu, kad visiškai ne mano tempas, ta prasme aš tik realiai prisičiūdinsiu taip važiuodamas. Tiesiog turi mokėti praleisti greitesnius ir važiuoti savo galimybėm, nes po to labai ilgai sinikau įgyju. Čia trečiam rate, jo, man rodos, čia trečias ratas ir kažkas pavargęs guli ant šono. Realiai, šiaip trasa techniška, galėčiau pasakyti ganėtinai, bent jau mum lėtesniem lėta, tai saugi. Yra vietų, kur greiti sportininkai gali apsilenkti mus, visus tos moliūgus, kaip aš vadinu. Hebra įsižeis, bet, realiai čia. Ir vėl ant šono lygio vietoj. Šiaip žiauriai slidu buvo. Turi įsivertinti. Šiek tiek ir smėlio gavom, buvo prapušėlės. Aišku, nepalyginti su Klaipėda ar sandboksu. Sandbokse dar daugiau kieto žemė Klaipėdai, tai, katorga, netrasa ten. Labai sunku, bent jau man tai. Ne mano galimybėm, taip įvardinkim. Aišku, tiksliau aš per silpnai pasiruošęs. Čia žvirkeliuk, aišku, belė kiek akmenų, tai, Kęstutis išmėgėjo apsilenkė, dar parodė pirštą vidurinį. Bandžiau irgi šiek tiek dar spaust, laikytis jam prie šiknos, bet irgi jis ne mano tempo. Ant lygios trasos, kur kietas gruntas, kur asfaltinis važiavimas, galiu jo tempu važiuoti, bet kur reikia įgūdžių, mocą laikyti, jis tiesiog važiuoja ir nuvažiuoja. Dar aš čia, kaip ir mačiau kelius posūkius į šitoj tada pasigavau palei GPS 8.4, tai jau čia man tai didelis greitis. Opa, gazo matau, sakau, spausiu, laikysiu jį, bet ilgai neprispausi, kaip sakoma. Neprivalgiai, neprilaižys, reikia daug valandų važiuoti ir treniruotis, jeigu nori geresnių rezultatų. Bet aš važiuoju, gali praleisti laiką su Hebra pažvengti, taip kad kiekvienam savo. Čia porą tokių gerų tiesiųjų buvo, tas gerų, ten daug tokių akmenų, tai su kamerom asmeniškai bijočiau važiuoti. Jau norėjau, su mūsais pats važiuoji, tai nebijai pramušt ratą. Aišku, čia dar galėjau paspaust, bet, saugiai svarbiausia. Čia šitą ilgiausia tiesioji, tiesiai nepavadinsi, vis tiek bangelės, žymėlės, posūkis į dešinę link starto finišo. Čia surinka greitesnis sportininkas. Kitas levelis, tiesiog važiuoja ir nuvažiuoja, aišku, čia mėgėjas, ne mano klasė. Bizos buvau, kameros ant akinių. Tik jau ką išmokau iš
ankstesnių laikų, kad turi kamerą vis nuvalyti, nesvarbu gavai, negavai žemę, bet vis nubrauksiu pirštu. Ir dabar čia kaip į pilną ratą kelsiu, kaip apvažiavau, kad matytų žmonės kokia trasa. Čia dar palaikymą turėjau po šoną, iš dešinės mojavo kaip gazai. Čia pradėjau kapot kampus, kur juostų nebėra. Tiesiai lengviau važiuoti, negu posūkis šiminėti. Žodžiu. Ir kai važiuoji, kai prilekia greitesnis, tai puikiai girdi, kad ten net tavo lygio važiuotojas nerimantas. Jo nerimantas čia. Kaip važiavo, taip nuvažiavo, žodžiu. Tuoj dar prisilysti. Realiai, Chebra trečiam rate mane pasigavo tik tai. Kaip pavyzdys Klaipėdoj, man rodos, pirmam rate jau ir lenkė mane. Aišku, Klaipėdoj startą turėjau labai nevykusi, tai žodžiu. Adomaitis irgi iš paskos Juciaus nulėkė. Žodžiu, vyrai ten kitam pasaulio važiuoja už savo. Čia vienas įžuliukas irgi mane apsirinko, mano klasė. Tiksliau nežinau, mano klasė, nes yra CRC1 papildų žaliem numeriai.
Neišgirdau, kad greitesnis kažkaip pasitraukė, bet realiai reikėjo nesitraukti. Nes kaip pavyzdys, savo lygio sportininkam reikia nepasitraukinėti. Nori apsilenkt. Nes kaip pavyzdys iš paskos yra, tiksliau važiuoji trajektorijom ir automatiškai tave sunkiau aplenkti, nu va ir toli nuleikia, nusivalioja. Aš savo ramiai, savo tempu ir nuvažiuoju. Prie pušelės pastrigęs vienas atsivylas nuėjau nuo krašto, bet pavyko išsilaikyti. Žodžiu, Kačerginės trasa, bent jau man tai žiauriai patiko. Labai smagi, daug posūkių, asfalto yra, padangų, visokių butelių pamėtyti, nu žodžiu. Galėtų daugiau čia varžybų padaryti, manau, daug man patiktų. Centras Lietuvos ir prisirinkti tų dalyvių. Tik tais kažkaip niekas neorganizuoja daugiau tokio tipo varžybų.
Čia irgi Albinas Šarūnas Matutis į mane. Aš aišku gazo dar, kad taip lengvai neaplenktų, bet čia tas toks tiesiog pagazuot trumpai. Nes vienas posūkis realiai nebesimatė. Vėl kalnas, vėl chebra kažką pastrigus, o pavargo liaudas. Butreckis važiuoja, jisai buvo trečias, tai realiai. Iš 3 ratus važiavau trečias, paskui kažkaip paleidau save, dar paskutiniam rate kritau, tai pozicijų žodžiu. Ir bendroj sumoj 200 likau savo klasėm, tai čia yra mano labai geras pasiekimas. Starto finišo tiesiosios vėl atsukau fazą ir apsilenkiau, manos gal ratinis ir man čia openas, opa, per priekinį ratą, nežinau, kas jam tai nepatiko, bet gerai, kad mosą laiką, nes būčiau susivartęs, tai ne kažką, ar jis specialiai, nespecialiai, faktas, kad specialiai per ratą, kad žodžiu, bet, sakoma, reikia mokintis ir tokios praktikos. Aišku, jeigu būčiau susivartęs, tai būčiau jas aiškintis po to. Nes, kaip pabūt reikia saugoti vienas kitą, nes čia važiuojam, nežinau, ne pasaulio čempionatą. Vėl chebra pristrigus gyvai. Priimti varelį ir produktą pasigavau. Paskutinis ratas man. O po to mano kamera įsikrenta, žodžiu. Neišlaiko GoPro pilnų varžybų. Bent ir man.